Mėly ir brangus Lietuvos žmonės, nuoširdžiai sveikinu Jūs su artėjančiomis šventėmis. Sveikinu netrukus pratęsiant naują laiko ciklą, kai gamtoje randasi daugiau šviesos, kai ims ilgėti diena ir artėti pavasario atgimimas. Nuoširdžiai linkiu, kad tai vyktų ne tik gamtoje, bet ir mūsų sielose, kad juose daugėtų pavasario, tikėjimo, vilties ir meilės. Saugokime šias šventų kalėdų vertybės savyje, ne tik kaip krikščioniškąją tiesą. Saugokime tai kaip ženklą žmogiškumo ir bendrystės, kuris mums dvasiškai artina ir šildo, kuris mums padeda įveikti sunkumus ir tvirtina mus kaip žmonės, kaip tautą, kaip valstybę. Lydimi ramybės, sulaukime šventų kalėdų šviesos ir šilumos, o sulaukę, mokėkime tai sauganti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Būkime laimingi šventų kalėdų akivaizdoje ir kiekvieną dieną. Linkiu gražių 2014 metų. Nuoširdžiai sveikinu visas Lietuvos šeimas, mamytės ir tėvelius, močiutės ir senelius ir žinoma visus Lietuvos vaikus, ypač pačius mažiausius, tos, kurie šilumos ir meilės laukia labiausiai. Mėly vaikai, patikėkite, stebuklai pildosi, o žmonių gerumas, šiluma ir meilė anksčiau ar vėliau pasibeldžia į kiekvieną širdį. Būkite laimingi.